Labas, Mindaugai, ar galėtum man atsakyti į 5 klausimus? Labas, Greta, ar galiu? Tai kaip pradedi savo darbo dieną? Turiu mažų vaikų, tai keliuosi labai anksti, apžvelgiu visas svarbiausias naujienas, o toliau jau visas dėmesys yra skiriamas vaikams, pasiruošimui mokyklų ir taip toliau. Kol vaikai neužaugs, tokie rytai bus visada. Kas tau yra balansas? Man balansas yra tada, kai aš neskiriu savo mintise dėmesio per daug vienam ar kitam dalykui. Kai sugebu dėmesį paskirstyti vienodai skirtingoms sritims. Nes jeigu pradedu į kažkokį vieną dalyką ir vieną problemą sutelkti per daug dėmesio, tada suprantu, kad esu visiškam disbalanse ir kažką su tuo reikia daryti. Apibūdink savo darbą 3 žodžiais. Geri kolegos, daug dinamikos ir daug džiaugsmo. Tai labiausiai džiugina darbe. Iš tikrųjų, aš kiekvieną dieną eidamas darbą džiaugiuosi ir mane labiausiai džiugina kolektyvas, kolegos, su kuriais tenka dirbti kiekvieną dieną. Tai man iš tikrųjų nuoširdžiai kelia labai didžiulį džiaugsmą, kad man gyvenime pasisekė aplink save turėti tiek protingų, nuostabių, draugiškų, nuoširdžių žmonių. Ir paskutinis klausimas, kaip manai, kuriuos augimo meistrų mokymus turėtų peržiūrėti kiekvienas? Aš manau, kad visus mokymus turėtų peržiūrėti kiekvienas. Suprantu, kad tiek laiko greičiausiai bus sudėtinga atrasti, bet man galbūt labiausiai įsiminė Kirilo Glušajevo mokymai improvizacija. Ir tokį dalyką iš mokymų prisimenu ir norėčiau paminėti, kuris man buvo svarbus, kad būti toj vietoj, ten, kur esi, ir sukoncentruoti dėmesį į tą žmogų ir atiduoti jam visą save, ar ne, ir tokiu būdu tas žmogus tikrai tą jaučia ir dėl to tu gauni labai daug atgal iš to žmogaus. Ačiū tau už atsakymus. Prašau.